Друзья, всех вновь рад приветствовать на своем канале. Пятница, 14 июня. Сегодня Алитус отмечает свой 443-й день рождения. И намечается праздничный концерт, который будет происходить в долине Песни. Это там, где пешеходный мост через реку Неман. В общем, сейчас мы будем туда направляться и посмотрим, чего там интересного. Вот вся наша компания. Сейчас 6:30. Как раз придем к вечеру. Праздничный концерт вроде бы до 12 намечается, с 6 до 12. Так, все, уже подошли, вон на мосту сколько людей тоже. Мы сейчас спустимся по лестнице. Людей прилично. Сейчас подойду поближе. Сейчас без 28. Мероприятие, грубо говоря, только начинается. Вон сколько людей. Antruoju Alytaus ambasadoriumi šiais metais skelbiamas Rytis Valūnas, gimęs ir augęs Alytuje, dabar gyvenantis Klaipėdoje. Rytis žinomas Lietuvoje teisininkas, seniai alumni Alytus narys, aktyvus ir iniciatyvus pasaulio alytiškių bendruomenės narys, nuo pat jos įkūrimo, prisidedantis prie pasaulio alytiškių sambūrio ir kitos veiklos bei garsinantis Alytų. Trečiuoju Alytaus ambasadoriumi šiais metais skelbiama Dalia Giedrimienė. Tad mylėkime savo miestą, kad ir kur mes bebūtume. Ačiū. Alytiškių ūgiai skiriasi labai stipriai. Šiek tiek. Tai ačiū labai už šį vertinimą. O, profesionaliai pataisė. Čia Freddie Mercury kažkada mikrofoną. Tai ačiū gal už šį vertinimą ir pasinaudodamas progą, tai kad miestas švenčia 25-ąjį himno, paties geriausio himno Lietuvoje savo gimtadienį, aš pagalvojau, kad aš tai prisimenu tuos metus, kai jis gimė. Tai 99 metai, Nerijus tuo metu grojo diskotekose ir turėjau tokį pavydą, nes irgi savo mokykloje, tuometinėje Šaltinių 7-oje, šiuo metu Šaltinių, vesdavau aktų salėse irgi diskotekas. Tai turėjau tokią svajonę, šiek tiek pavydo, kad kaip čia su tuo Nerijum.
norėtum pabūti kate, jau 9 gyvybės vilioja ar ne? Ar norėtum pabūti bite, nes tų metų visi mylėtų tave? O man taip norisi vienos tikros dienos, ir norisi dainos, kuriai nebūtų pabaigos. Dar norisi mylėt, gyvent svajos skraidyt, labiau už viską norisi Lietuvą laimingą pamatyt. Ar norėtum pabūti kate, kažkam tai meilė, kažkam pražūtis, ar norėtum būti naktis, galėtumai savo slapčiausias mintis, ar norėtum būti ateitis, bet jau šiandien žinau, rytoj kas nutiks, ar norėtum būti viltis, jei mama pavadintų vien tik pailį. O man taip norisi vienos tikros dienos, ir norisi dainos, kuriai nebūtų pabaigos. Dar norisi mylėt, gyvent svajos skraidyt, labiau už viską norisi Lietuvą laimingą pamatyt. O man taip norisi vienos tikros dienos, ir norisi dainos, kuriai nebūtų pabaigos. Dar norisi mylėt, gyvent svajot skraidyt, labiau už viską norisi Lietuvą laimingą pamatyt. Taip norisi vienos tikros dienos, ir norisi dainos, kuriai nebūtų pabaigos. Dar norisi mylėt, gyvent svajot skraidyt, labiau už viską norisi man tave laimingą pamatyt. Ar norėtum būti pilis ir neklausti, ar kalnas tave išlaikys, ar norėtum būti šalis, kurią mylėčiau, kad ir kas benutiks. Kad ir kas benutiks. Man atrodo, čia tas vienintelis jausmas, kuris atsako į visus klausimus. Man ne vis vien ir jeigu ir jums ne vis vien, tiesiog pasakykit vieni kitiem dažniau, kad jūs mylit kitus, tiesiog, kad savo artimą. Pasakykit, apkabinkit ir nepaleiskit.
Garsiau reikėtų. Gautas iškvietimas. 22 valanda. Alytus. Man pranešė, kad jie pasiruošė. Tik reikia deramai viską sutikti. Dainų slėnis vis labiau pildosi. Ant šlaito esantys žmonės puikiai viską irgi mato. Linkėjimai, vis dar linkėjimai. Pildo esantys. Ir aišku čia, pačiose geriausiose vietose. Čijan ir jos grupė yra čia.